Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, irgi noriu pritarti ir pasveikinti naują komisiją, naujus narius, bet norėtųsi atkreipti dėmesį į tai, kad nebuvo kalbėta. Tai, kad nebuvo kalbėta ir politinėse grupėse, ir parlamentiniam posėdėje, plenariniam posėdėje apie paskyrimą pačių narių. Ir politinė grupė iš jų išreiškis, kad būtų paskyrimas nors 2/3 nacionalinį parlamentą pritartų kandidatūrai deleguotam į ES vyriausybę. Tai yra viena. Ir kita, nebuvo kalbėta labai svarbu, ir aš galvoju, nauja vyriausybė turi ypatingai atkreipti dėmesį, apsaugoti ES verslininkus nuo importo, kuris atvažiuoja iš tų šalių, kur nėra tos vertybės, kurios propaguojame mes. Tai yra ekologija, socialinės garantijas, galų gale demokratiniai institutai. Tai yra būtina tai, ko reikia daugiau išleisti pinigų, tai, ką didina mūsų paslaugų ir prekių kainą, tai, ką sunkina konkurenciją su mūsų verslininkai. Tai norėtų, kad būtų Y ahora tiene la palabra otra vez el señor